kaip aš gaminau lydeką. Žodžiu, atsirado mūsų namuose lydekos, tokios nemažos, o aš nepatyrus, nežinau, ką su jomis daryti. Kreipiausi į jūs Facebook'e ir ačiū Dievui, kad gavau patarimų. Dabar turiu net 3 receptus į priekį, reikia tik lydekų. Gerai, kad tas, kur lydekas atneša, jis ir išvalo, o aš apkepiau jas gabaliukais ant sviestuko iš abiejų pusių. Tada ant sviestuko dar pakepiau svogūnus ir morkas, taip gana lengvai. Tada lydeką pagardinau druska. Su citrina tokia gavau specialią dovanų, draugė Kristina man iš Švedijos atvežė, labai šauni. Pagal receptūrą viską normaliai užgėriau vynu, nejuokauju, užpyliau iš tiesų ant lydekos šiek tiek, kad apsemtų. Tada sudėjau svogūnėlius ir morkas, padariau iš grietinės tokią gyvatę ir pačioj pabaigoje dar pridėjau grietinėlės. Žalumynų šiek tiek ir visą šitą troškinau orkaitėje apie valandą, maždaug 120–130 laipsnių temperatūroje. Paserviravau gal ir nelabai gražiai, bet Eva manau, kad užskaitė. Tikiuosi. Žiauriai skanus padažiukas gavosi su vynu. Tokia rūgštelė. Labai patinka. Va. Nešu įvertinimui. Buvau nusiteikus kritiškai, bet reiks kartot.